Todėl ir sakoma, kada žmogus kontroliuoja jausmus, paaštrėja intelektas, protas pakilėja. Pradeda jautriai atskirti skirtumus, kas yra kas. Pavyzdžiui, mes dažnai kalbame apie maistą šiuolaikinėme pasaulyje. Kodėl? Todėl, kad žmonės nelabai atskiria maisto kokybės. Dažnai valgo tai, ko visiškai negalima valgyti. Jam nereikia to valgyti. Jie valgo savo nuodėmes, jie valgo savo nelaimės, jie valgo savo senatvę, jie valgo savo mirtį, jie valgo savo ligas. Mokslas apie mitybą, puikus mokslas. Pirmas civilizacijos vystymo laiptas vadinasi Anamaja sanskrite. Maja tai energija. Ir pirmą, ką mes turime pažinti, tai maisto energija, nes mes esame iš maisto, todėl kad mes esame sudaryti iš maisto ir kūnas, ir protas, ir intelektas, ir subtilus kūnas, ir grubus kūnas. Kokį maistą valgome, gauname tai, ką valgome. Tai pirmas logiškas žingsnis, kurį būtina atskirti, kas yra mūsų maistas, kas yra ne mūsų maistas. Kažkada man sakė, kad Kinijoje valgo viską, kas juda žeme, išskyrus mašinas, viską, kas plaukia vandeniu, išskyrus laivus, viską, kas skraido danguje, išskyrus lėktuvus. Yra žmonių, kurie gali suvalgyti bet kokią gyvą būtybę. Tai gali būti vabzdžiai, gali būti katė, gali būti šuo, švaru, nešvaru, kaip tai taip. Japonijoje neseniai atidarė restoraną stulpiteriam. Kas žinote angliškai? Stulpiteris reiškia valgyti ekskrementus. Tai buvo vyriausybės užsakymas. Skaičiau straipsnį, Tokijoje labai daug kanalizacijos atliekų. Ir vyriausybė užklausė mokslininkų, ar galima kaip nors tą medžiagą išnaudoti. Tas visas atliekas perdirbti. Mokslininkai paėmė mėginius, pažiūrėti laboratorijoje, kas ten. Ir pasakė, dievulėliau, dievulėliau, kokia ten vertinga substancija. Hidrofosfatai. Ant tų hidrofosfatų, oho, kaip kiaulės riebėja. Jos išmatas valgo. Ten tiek daug vertingų medžiagų ir mes jas išmetame. Tai neatleistina klaida. Ir jie pasakė, mums reikia pašalinti nemalonų kvapą ir spalvą ir maistas paruoštas. Kepsnius dabar daro kavinėse. Kvapą pašalino, spalvą padažė. Yra tokia Stulzerių kavinė. Nuvažiuokite į Japoniją. Pamatysite. Apie tai skaičiau, nežinau ant kiek paplitę, bet į maistą dabar žiūrima į kilokalorijas, baltymus, riebalus, vitaminus, geležį, vitaminą D, vitaminą E, B12, taip mes girdime. Reikalas tame, kad žmogus pats turėtų prisigaminti visus tuos vitaminus. Pats turi tapti talentu, o ne valgyti kito talentą, kad būti talentu. Ir kadangi mes dabar silpnėjame, mūsų imuninė sistema silpnėja, mūsų medžiagų apykaita, mūsų gyvybinė jėga silpnėja, mums jau reikia paruoštų vitaminų, kad gyventi toliau. O aplamai žmogus gali gyventi vandeniu ir džiovintais vaisiais, sakoma. Ir kas reikalinga, perdirbama iš oro, nuo saulės ir taip toliau. Tai jau galingas žmogus, žmogaus galingumas jo mintyse. Pateiksiu pavyzdį. Žmogaus protas apie ką begalvotų, kokia proto nuotaika, tai atsispindi kraujyje. Akimirksniu tai vyksta. Tokia kraujo substancija nuostabi.
Kai kurios šventos knygos sako, kad tai gyvybės jėga žmogaus. Tokia jautri membrana kraujas, visa gyvybės jėga randasi kraujyje. Jis surištas su proto nuotaika žmogaus. Baimė, adrenalinas tą pačią sekundę pasigamina. Pavydas nuodai pasigamina, fiziškai blogai pačiam žmogui darosi, todėl kad kraujas išniekintas, tai dėl proto. Taip aš sužinojau meilės formulę. Chemikai vadina C8H12 azotas. Atsiminkite, C8H12 ir azotas. Tai narkotikas. Gražus narkotikas. Gaminasi natūraliai. Kada žmogus įsimyli ką nors, protas gamina kraujyje tą narkotiką. Ir prieš jūs narkomanas. Jiems daugiau niekas neįdomu. Jie visiškai priklausomi, visiška priklausomybė. Jei jų objektas nepaiso, pas juos lomkės. Prasideda didelės kančios, narkotiko trūksta ir viskas. Aiškiai fiziškos. Protas ir kraujas labai surišti. Jeigu moteris nešioja vaiką įsčiose, jis formuojasi nuo jos kraujo, reiškiasi jis formuojasi nuo jos proto būsenos. Ji investuoja savo mintis, emocijas kartu su maistu ir proto nuotaika priedu. Čia viskas tas pats. Ir vaikas nuo gimimo jau gauna apibrėžtus pareiškimus apie gyvenimą. Įgimtos savybės, tai vadiname. Iš kur? Iš mamos mentaliteto. Ji iš savo mamos, tėvo. Visą tai persiduoda per kraują. Sąmonė ir kraujas labai susiję. Paimkime medį, stovi vienoje vietoje. Lyja lietus, saulė, žemė ir daugiau nieko. Ir kiek daug medžiagos jis duoda. Iš kur tai? Citrinmedis, citrinos rūgštis. Iš kur ji? Mes nelaistėme citrinos rūgštimi. O mums reikia B12. Kieno nors tai kepenis suvalgome. Negalime prisigaminti patys. Kodėl? Kažkokie tai mechanizmai neveikia. Vienas daktaras man pasakė vieną dalyką. Daktarų tyrimais žmogus gali gyventi labai ilgai, pasirodo. Visi sutinka. Vis daugiau ir daugiau sutinka, kad žmogus gali gyventi ne 100 metų. Daug daugiau ir ne taip greitai senti. Praktiškai gali net stipriai nesusenti. Bet 1-2 mechanizmai nuo gimimo pas jį dirba ant susinaikinimo. Tai reiškia pas kiekvieną šiuolaikišką žmogų 1-2 procesai veikia prieš patį save. Susinaikinimo programa. Ir su tuo mes nežinome, ką daryti, kaip tuos mechanizmus atkurti, kurie dirba blogai. Susinaikinimas. Dabar gimsta vaikų su onkologija dauguma, su diabetu. Po kelių mėnesių nustatomas diabetas. Dabar mes matome tokius dalykus. Su būtina mityba mes negauname būtinų elementų, todėl dabar mūsų užduotis pagerinti maistą, pagerinti orą, pagerinti vandenį. Vanduo parduotuvėse dirbtinas bambaliuose. Oras aromatizuojamas visur. Užeini į tualetą, ten purškalas purškia aromatą, kurių negalima naudoti jokių būdų, tai chemija. Kaip sakant, mes bendradarbiaujame su tais dalykais. Nepriimame likimo. Prisigaminame kokius tai daiktus, kurie nenumatyti gamtos, o numatyti žmogaus. Mes jau įsimaišome į numatytus įstatymus. Nėra sintetinių vaisių ant medžių. Tai žmogaus darbas. Ir kaip tai nustatyta? Mūsų neadekvačių norų.
Žmogus save įsivaizduoja aukščiau už gamtą. Jis galvoja, kad jis gali eksploatuoti gamtą, nugalėti jos įstatymus ir ją valdyti asmeniniu noru. Taip jis sukuria dirbtiną pasaulį. Išmintingi niekada tuom neužsiima. Jie niekada nepažeidžia gamtos harmonijos ir pusiausvyros. Mes sakome, ai, tie aborigenai, jie gyveno labai paprastai, primityviai, po žemę kapstėsi. Bet mes jeigu nedirbsime žemės, maisto nebus. Įstatymas nesikeičia. Dabar nebenori po žemę kapstytis, daro mėgintuvėlius, įdeda kokius tai produktus, įpila kokios tai druskos tirpalus ir jie auga. Bet tai ne maistas, tai ne mūsų maistas. Tai dirbtinas maistas. Dirbtinas reiškia dirbtinos smegenys. Dirbtinas intelektas. Dirbtinos emocijos, dirbtinas gyvenimas. Dirbtinas gyvenimas reiškia komforto siekimas ir galvoti, kad tai yra mano gyvenimas. Gerai, šiek tiek apie komfortą. Kažkada senai didis caras, tai aprašyta Puranuose, skriaudė planetą ir jis ieškojo pačio švenčiausio žmogaus planetoje. Tai kiekvieno valdovo pareiga. Visų pirma, pasirūpinti šventais žmonėmis visuomenėje. Dabar irgi gerai būtų tai padarius, rasti šventus žmonės ir pirma jais pasirūpinti. Ir jis pamatė vieną žmogų, gulinti ant žemės, va tokį storą. Jis žinojo, kad miške daug atsiskyrėlių, jogų. O šitas keistas. Visi atsiskyrėliai, jogai, asketai, jie liekni, o šitas storas. Pažiūrėjo valdovas Maharadžas, patirties matymu suprato, kad žmogus nedirbantis, jis užsiima jogą. Jis medituoja, pas jį nėra jokių įsipareigojimų, nėra šeimos, jis atsiskyrėlis. Bet kyla klausimas, kodėl jis storas. Jis priėjo ir paklausė, brangus gaspadoriau, atleiskite man už klausimą, matau, kad jūs atsiskyrėlis, pas jūs nėra įsipareigojimų, tu užsiimi meditaciją, savęs pažinimu. Gyvenimo prasme tu supranti absoliutą. Tai gerai, bet kodėl tu storas? Kaip jūs skaitote, ar klausimas korektiškas? Prieinu prie žmogaus, turiu jums klausimą, kodėl jūs toks storas? Žmogus įsižeistų taip juk. Bet šitas klausimas buvo labai svarbus apie gyvenimo būdą. Iš kur tu gauni maisto, jeigu tu atsiskyrėlis? Sako, taip, aš praktikuoju Adžagara vriti. Yra toks metodas jogos. Adžagara vriti reiškia gyvenimo būdas. Pitonas. Jūs žinote, pitonas gyvena nejudėdamas. Jis susisuka ir virškina maistą. Mažai juda. Nėra pasirankų, kojų, jis negali greitai bėgioti kaip leopardas, kad pasiimti maisto. Bet pas jį yra sitcha, kada jis alkanas. Jis žiūri į jūs ir jūs suprantate. Jam laikas pietauti. Jūs patys supratote. Jis nieko nekalba, jokios prievartos, jis artėja prie jūsų ir galvojate, jam jau laikas pietauti. Ir jis jūs praryja ir viskas. Aš praktikuoju Adžagarą vriti. Todėl maistas pas mane ateina pats. To aš išmokau iš pitono. Sako, jis vegetaras, jis nieko nevalgo. Taip, sako, man kartais atneša skanų maistą, kartais neskanų, kartais nieko nevalgau, kartais per daug valgau.
O kaip aplamai pas tave maistas ateina džiunglėse? Aš medituoju į visumą, kurie aprūpina maistu, visas gyvas būtybės, maistu, oru, vandeniu, gyvybės jėga, kuri paskirsto kūnus, įstatymus, gimimo ir mirties į absoliučią valdžią. Aš medituoju į jį ir jis manimi pasirūpina. Aš gyvenu kaip jo vaikas, aš visas jo valdžioje ir mane paprasčiausiai palaiko gamtos įstatymai. Tai kvalifikacija taip galvoti. Jeigu mes taip aukštai galvojame, tai pas žmogų gali ateiti viskas savaime. Jeigu mes turime talentą, sakykime, menininko talentą, gydytojo, viskas tas pats. Jeigu mes turime kvalifikaciją, klientai patys ateina, pinigai patys ateina, garbė pati ateina. O jeigu mes neturime kvalifikacijos, mes tada pradedame muštis draugas su draugu. Už vietą, už pinigus. Tai reiškia tai, kad mūsų civilizacija praranda kvalifikaciją, praranda kokybės. Todėl apmąstomi įstatymai darosi vis aštresni ir aštresni, todėl kad reikia daugiau kautis už gyvenimo vietą. Rodosi vis griežtesni ir griežtesni darosi gyvenimo įstatymai. Atrodo, kad neteisingi gyvenimo įstatymai, o klausimas tik tais tame, kokia mūsų kvalifikacija, ką aš iš tikrųjų moku ir ko aš nemoku ir ką aš turiu išmokti. Yra viena rimta žmogaus problema apie likimą, tai jo nuomonė apie save, pasipūtimas. Tai pati sunkiausia užduotis - teisingai vertinti save ir nuo to lygio pradėti vystyti save. Pavyzdžiui, žmogus galvoja, kad ateityje aš tapsiu kažkuom, tuom, anuom ar tuom ir taip toliau. O dabartyje, kas aš? Aš bandau kažką daryti, bet ateityje aš būsiu va toks ir va toks. Didieji išminčiai sako, tai vadinasi pasibaigęs čekis. Mokėti tuščių čekių. Įsivaizduokite, žmogus ateina į viešbutį ir prašo brangaus numerio. Man reikia prabangaus numerio, noriu išsinuomoti. Patį brangiausią, su 5 kambariais, valgomasis, svetainė, miegamasis, vonia, tualetas, visos būtinos sąlygos. Ateityje aš būsiu labai turtingas, todėl sumokėsiu ateityje. Duokite man tą numerį, va, aš jums išrašysiu čekį. Kada bus pinigai, aš sumokėsiu. Aš ateities milijonierius, jums pinigai kris į sąskaitą, suprantate? Ar mums duos? Ne. Ką jūs realybėje galite sau leisti? Mes save vertiname ateitimi, kuom norime būti, o kas aš dabar? Tai svarbus momentas. Ir nuo to momento galiu vystyti savas kokybės. Įnešti į savo likimą kažką vertingo. O įvykiai neturi mūsų jaudinti. Kas bus, tas bus. Nuo likimo nepabėgsi. Tai ne mūsų rūpestis. Kiek vaisių gausiu ir kiek pinigų gausiu ir kiek prarasiu. Tai ne mano rūpestis. Mano pareiga išpildyti savo pareigą, dėl ko aš gimiau. O kiek man už tai sumokės, tai ne mano rūpestis. Tai vadinasi kokybė, pritraukianti sėkmę. Kuo daugiau mes stengiamės, kad mums užmokėtų už mano pastangas, tuo mažiau mes gauname, tuo mažiau norima padėti tokiam žmogui. Mes dabar vis mažiau ir mažiau bendraujame, todėl kad vis labiau darome savanaudiškesni tokioje kultūroje. Kiekvienas už save ir tik už save. Mums netgi pasirūpinti savo tėvais sunku. Egoizmas auga. Netgi jeigu yra vaikai, mes vis daugiau ir daugiau galvojame tik apie savo laimę. Tokia mūsų kultūra. Mes skaitome senovinės knygas, koks sati ritualas. Tik priminsiu, jeigu vyras mirdavo, žmona susidegindavo laidotuvių lauže savanoriškai.
Žinoma, jis atšauktas mūsų epochoje, todėl kad nėra tokių gilių santykių tarp vyro ir žmonos. Tai nukeliavo praeitin. Moteris negalėdavo gyventi, jeigu vyras išeidavo iš gyvenimo. Tai aprašoma Veduose kaip trečias meilės lygis. Yra 7 meilės lygiai, tai trečias lygis aprašomas. Kada pora negali gyventi vienas be kito fiziškai. Kaip gulbės, žūsta vienas, žūsta kitas. Tai trečias lygis, o jų yra 7 lygiai. Dabar dominuoja 2 lygiai patys žemiausieji. Tai kama. Kama reiškia aistra, geismas. Mes jaučiame geismą priešingai lyčiai ir turime ryšį. Vieną kartą su vienu, kitą kartą su kitu. Kama nevaldoma, patraukli daugumai. Fiziškai graži moteris patraukia bet kokį vyrą, bet kokį modelį. Tai vadinasi kama. Naktiniuose klubuose prabunda kama, kada jie ten bendrauja, šoka, kūną demonstruoja, greitai pabundami jausmai. Tai kama geismas. Žmonės susijaudina, procesas pagreitėja. Neilgam, kaip taisyklė, ten nėra jokios atsakomybės, nėra santuokos pagrindo, nėra tradicijų, nėra kokybės, bet yra kama. Kama kuria tokius santykius. O antras meilės lygis – moters gaspadorius. Ji tampa jo vergė, paklūsta jam. Čia turima omenyje santuoka kaip taisyklė, kur nori turėti žmoną, kuri vykdytų visus jo norus, o jis dar rodytų savo charakterį, būtų nepatenkintas. Jie vyrauja visuomenėje. O trečias meilės lygis, kada žmogus iš tikrųjų turi tokius stiprius jausmus, kad vienas miršta, kitas gyventi nebegali, miršta po jo. Mes girdėjome apie Romeo ir Džiuljetą, kažkas panašaus. Žmonės įkvepia tokie santykiai, bet yra 7 meilės lygiai, čia tik pirmi 3, kurių mes nežinome, kas toliau. Civilizacija apibrėžia 7 meilės lygiai. Kuo aukštesnis meilės lygis, tuo aukštesnė civilizacija. Kuo žemesnis meilės lygis, tuo žemesnė civilizacija. Ne kompiuteriais nustatoma, ne technologijomis, ne lėktuvais, ne klozetais. Anksčiau buvo mediniai tualetai, dabar klozetai, ne pagal tą sprendžiamas civilizacijos lygis, o pagal meilės lygį. Tai senovės palikimas mums, Vedos brangiausios žinios, žinoma. Jeigu mes galime sujungti šiuolaikinės technologijas su senovės žiniomis, mes galime pasiekti precedento neturinčios gerovės. Sakoma, nematyto negirdėto žydėjimo. Jeigu sujungti ir tą, materialią sėkmę, turtą ir dvasingumą, ohoho, šita planeta pavirs minimum kaip rojus. Tendencijos yra toms žinioms. Didelės tendencijos. Nebūtina atsisakyti technologijų ar patogumų. Mes tik sakome, kad nereikia vien dėl to gyventi. Naudojamės gerai, naudokime pagal paskirtį. Kadangi daug dirbtinių dalykų prikūrėme, mes nuo jų atsisakysime vėliau, kada turėsime sugebėjimų. Telefonai nereikalingi, galima suprasti ir be telefono žmogų, per atstumą. Kažkada žmonės valdė sitchas, apie tai technologijos nežinojo. Mes šiandieną galvojame, jie buvo neįsivystę, nebuvo telefonų, mašinų, jie negalėjo skraidyti. Ne. Jie galėjo skraidyti, judėti. Šiandieną skaitėme apie meditaciją, kokias sitchas gali žmogus gauti, nors ir bet kokias,
Kam tie lėktuvai? Kam telefonai? Bet kokias? Galima vandeniu vaikščioti. Ir be laivo.